noriu pristatyti paskutinėje paskaitą mūsų tematikoje smegenų treniravimo principai. Mes kalbėjome, kaip treniruoti smegenis, kokios tos sritys yra labai svarbios, kad smegenys būtų mokymosi procese efektyvios, darbingos. Ir vienareikšmiškai turbūt supratote, kad mokymasis ir neuroplastiškumas, tai labai didelį įtaką turi tas neuroplastiškumas, kitaip sakant, kad mes nauji dalykai, mes iš naujų dalykų labai daug ko mokomės, taip didėja nervinių tinklų, tai yra jungčių kiekis, tinklainė darosi tankesnė galvos smegenyse ir dėka neuroplastiškumo. Kitaip sakant, jeigu mes visą laiką turėsime ko mokytis, tai yra naujų dalykų, mūsų galvos smegenys lėčiau sens. Ir dėka neuroplastiškumo netgi tos nervinės ląstelės, kurios yra nenaudojamos, yra neaktyvios, jos yra naikinamos, atsiranda nervinių ląstelių genėjimo principas. Taigi visą laiką, kad ir kaip mes bežiūrėtume, bet neuronų tikslas yra adaptuotis. Ir tai yra susijęti informaciją su tam tikrais simboliais. Va taip mokosi mūsų neuronai ir taip mes tą informaciją susijęme su tam tikrais simboliais. Vienareikšmiškai įvairiausių tų treniravimo modelių, programų yra pateikta, bet pavyzdžiui, asmuo treniruojasi įsiminti kuo ilgesnę skaitmenų seką, tai šią savybę jis tikrai pagerins. Bet, pavyzdžiui, kitos savybės, kaip spalvos, raidžių ilgis ir ilgio įsiminimo savybės, jos nepagerės. Tai, pavyzdžiui, vėlgi imkim kitą pavyzdį, šachmatų žaidėjai stebi kelias sekundės ir gali nepaprastai tiksliai prisiminti šachmatų figūros poziciją žaidime, tačiau jiems sunkiai seksis, kada figūros bus pateiktos, pavyzdžiui, kitos spalvos, pagamintos netgi iš kitos medžiagos. Ir žinoma, jeigu mes žiūrėjome įvairiausių programų ir tie mokymosi dalykai yra įvairiais stiliais pateikiami, tai video yra viena iš formų kaip video žaidimai. Jie gali padėti mokytis, jie gali padėti sutelkti dėmesį, atlikti daug užduočių vienu metu. Ir vienas iš tokių žaidimų, kurį jūs irgi išbandėte ir aš paprašiau atlikti eksperimentą, tai yra Lumosity platforma. Vėlgi išbandėte ir atminties, ir sprendimo priėmimo, tai yra lankstumo tam tikras užduotis, matematinės užduotis. Ir tikrai aptarsime, kaip jums sekėsi. Bet lygiai taip pat labai norėčiau, kad pateiktyse, tai yra Moodle sistemoje, pasižiūrėtumėte įvairiausius video pavyzdžius, kurie yra susijęs su neuroreabilitacija. Tai yra asmenys, kurie dėl tam tikrų priežasčių galbūt yra netekę galūnių, galbūt sergantis kažkokiomis tai lygomis ar nepraradę kažkokias tai funkcijas ir jas nori atstatyti. Tai iš tikrųjų neuroreabilitacija yra labai efektyvus būdas ir jinai sėkmingai auganti ir tobulėjanti dėka to, kad iš tikrųjų mes šiandieną galime daug įvairios informacijos, pakankamai kokybiškos informacijos turėti apie galvos smegenis ir tam tikrus susirgimus. Dėka technologijų, tai taip lygiai taip pat ir tos pačios technologijos gelbėja reabilitacijos srityje. Taigi, ačiū uždėmesį ir kviečiu pasižiūrėti gausią videoteką, pateiktą būtent šioje teorinėje paskaitoje, kuri susijusi su smegenų efektyvumu ir kviečiu pasižiūrėti neuroreabilitacijos pavyzdžius ir aptarti juos.